saldi pilis, karton stovėjo pilis. Ta pilis buvo nepaprasta, o saldi ji buvo labai graži pilyje. Visi norėjo gyventi, bet galėjo gyventi tik tie, kurie turėjo pinigų. Pilis buvo ypatinga tuo, kad gyventojai nemokamai galėjo valgyti visokius saldumynus, nes ši pilis buvo saldi. Visi gyveno laimingai, bet po kurio laiko žmonės nugriovė pilį, kadangi ji buvo medinė ir dėl vetrų ir audrų jau buvo apgriuvusi, todėl liko tik kalnas. Ilgai galvojo žmonės, kaip pavadinti šį kalną, ir tuomet prisiminė, jog pilis buvusi saldi, todėl ir pavadino kalną Salduvė. Pavadinimas likęs iki dabar. Austėja Mykolaitytė Tetuose, Austėja Mykolaitytė Tetuose.